Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tuo aš jum ir pasakysiu. Va, visos 4 tilpo. Tai išsirinkot, kaip jūs mėgstat. Ir dabar skaitau. Tai čia dvejetas skeptrų. Tai situacija, kai jūs jau visai viską suplanavot ir susiruošėt ir jau pasiruošę veikti. Bet tarp durį ant slenksčio dar pagalvojat, kad kažkas dar tarytum užmiršta, tarytum neapskaičiuota, kad jūs dar kažką turit nuveikti prieš pradedant šitą savo naują veiksmą, naują kelią, naują planą. Ir jūs šiek tiek sustosit ir pagalvosit, ką jūs turit dar nuveikti. O gal jūs kažką išlydėjot ir atsisveikinot ir dar tarytum kažką nepasakėt. Dar jum ant liežuvio galo yra kažkoks sakinys ir jūs dar pavymui pasakysit. Tai kažkokia neišbaigta situacija, neišbaigta mintis, kažkur ir taip dar gali būti, jūs gal dar grįšit ir kažką pasimsit, gal jūs kažkam pasakysit, sušuksit kažkokį sakinį. Ir tai nebus nieko blogo, nieko netinkamo. Kartais kaip tik tas sustojimas ir yra geriausias ženklas. Stebėkit rytoj savo visą dieną. Kažkurioj vietoj jūs šitą ženklą pamatysit ir jis jūs labai nudžiugins. Įdomi tokia korta čia. Bet ir vėl kažkas išeina ir viskas keičiasi. Ar viskas keičiasi, ar ne viskas keičiasi. Jūs palydit kažką išeinant į tolį. Ir tai nebūtinai žmonės. Tai gali būti daiktai, kurie jum jau susidėvėjo. Tai gali būti kokie nors aparatai, kurie sulūžo ir reikia naujų. Arba dar įdomiau, jūs sugalvojat naują planą. Pavyzdžiui, naują dietą, naują šitą gyvenimo būdą. Kažkaip čia gal per skambiai pasakyta, bet jūs nutarėt kažką keisti, jūs nutarėt kažko atsisakyti. Ir atsisakyt greičiausiai tai, o gal ir savo norų, o gal ir ne savo norų, bet jum jau aiškiai bus suprantama, kad tai, ko jūs atsisakot, jau negrįžtamai atsisakot, tai negrįžtamai išeina ir ateina į to kažko išeinančio vietą, visiškai naujas patyrimas, naujas dalykas, naujas žmogus, naujas daiktas, naujas aparatas, naujas automobilis, jeigu senas jau taip sugedo, kad jūs pavargot jį taisyti. Žodžiu, kažkas išeis ir į to kažko vietą ateis kitas naujas dalykas. Tai būtinai bus labai įdomu. Jum gali net pasirodyti, kad to kažko išeinančio gaila, kad dar kažkaip dar norėtųsi su juo pasibūti ir jūs lyg tai ir apgailestaujat.
Bet paskui jūs suvoksit, kad tai buvo ypatinga sėkmė, kad naujas dalykas yra naujas geras dalykas. Na, labai daug pasakiau. Va. O čia jau išsipildžiusi svajonė. Tai, apie ką jūs galvojot, svajojot, planavot ir kam dirbot, jau rytoj jum aiškiai pasirodys. Arba taip jau tiesiai ir nukris jum į rankas, arba jūs suprasit, kad tai atsitiks labai greitai. Tai gali būti bet kas. Tai gali būti labai materialus dalykas ir tai gali būti nelabai materialus dalykas. Tai gali būti ir kažkoks sprendimas, ir kažkas tokio. Na, nebūtinai, ką galima paimti jau į rankas ir neštis. Ir gali būti ir taip, kad jūs nusipirksit jau tą daiktą, apie kurį svajojot, kaip tik tinkamą ir rasit. Tai jau bus atsakymas, tai jau bus jum tokia kaip ir šventė, kaip ir dalykas, kurį verta atžymėt, pažymėt, pasidžiaugt su visais garsiai. Arba jeigu jūs apsižiūrėsit, kad neturi tokio svajonės ar troškimo, aš nelabai tikiu, kad tai gali būti kur nors. Tai jūs tiesiog suprasit, ko norit ir kaip tai, ko jūs norit, jūs to jau nudžiugins. Kai jūs tik tai suprasit, ko norit, iš karto ir apsidžiaugsit. Nes gali būti, kad jūs labai smarkiai kažkur užsiėmę darbais, reikalais, tokiais būtinais reikalais, kurie yra nuobodus ir jūs taiga suprasit, kad yra kažkas tokio, ko jūs labai norit, šventiško, kažko tokio, kas jūsų gyvenimą pavers švente. Tai čia jau kitas variantas. Ir vienas ir kitas gali jum atsitikti, ir net abu iš karto. Ir viena svajonė jau išsipildys, ir kita vėl atsiras. O čia tai bus labai džiugi naujiena. Geros kortos šiandien. Tai jėga. Tai kalba apie jūsų tą švelnę vidinę jėgą. Ne tą, kur jūs ten pamojuotumėt kokią lasdą ir kam nors užtuotumėt jausį ir tas kažkas bėgtų pildyti jūsų norų arba nebėgtų. Bet apie tą jėgą, kuri taip iš jūsų sklinda, kad jum viskas vyksta savaime. Kad žmonės tiesiog jum pataikauja akivaizdžiai. Kad visi daiktai, kurių jūs ieškojot, atsiranda tiesiog jum tik tai mintį pasiuntus. Kad jum visos durys atsidaro. Kad visi, net ir kokie pikti gyvūnai, tiesiog veržiasi su jumis draugaut. Jeigu jūs sutinkat, aš nežinau, ar jūs sutiksit liūtą. Greičiausiai ne, bet tai gali būti koks nors šuo, kuris iš karto puls laižyti jum rankas, arba koks oponentas, koks nors žmogus, kuris galbūt turėjo priešingą nuomonę, ims ir su jumis sutiks. Sakys, taip, tu teisus, tu teisi. Ir šviesoforai deg žaliai, ir geriausi dalykai jum parduotuvėje atsiras už mažiausią kainą. Ir autobusai privažiuos iš karto vos jūs tik ateinat į stotelę. Ir iš viso viskas darysis kaip sviestu patepta, nes jūsų ta vidinė jėga tvarkys viską jau iš anksto, jum dar nepriėjus. Jūs dar net nepagalvosit apie tai, o jum jau pildysis jūsų pageidavimai. Labai turėtų jūs nudžiuginti. Šitą jėgą jūs turit visada, tik kartais ją pamirštat naudotis. Tai rytoj jinai pati jums pasirodys ir jūs būtinai pasinaudosit.